Horizonte tolima gęsta vakarų žara, iš lėto palengva. Vietiniai gyventojai atsisako eiti į mišką sutemus ir ne tik dėl nuodingų smidrų. Čia negalima dviračiams, čia negalima šuniukams, čia negalima arkliukams. Sveiki visi! Tai ką, atvažiavau į Dartmūrą, kad pasižiūrėti Wistmans Wood. Jisai mane labai sudomino, su juo surišta keletas legendų, kurias vėliau būtinai perskaitysiu. Pavyzdžiui, šiandien nakvynės metu, netoli kažkur tai. Pirmiausia, pats jį pamatysiu, o tada jau kalbėsim toliau. Eina su manim. Varom, ką jūs? Teisingai, va, einam. Kas man paliko įspūdį labiausiai, kol kas, tai kad tai laukinė vietovė. Konkrečiai privažiavimas, kai kur yra 20, daugiausiai mačiau, pastebėjau bent jau 25% įkalnės ir nuokalnės. Tai kai kur reikia ant antro bėgio. Tarp kitko, Sir Artūrą Conan Doilį, garsųjį Sherlocko Holmso kūrėją ir įkvėpė šios vietos parašyti apysaką apie paskirėlių šunį. O tai yra detektyvų šedevras. Kas čia? Kažkas tai vištas laiko palaibęs ir prašo šunų nepaleidinėti nuo pavadėlio. Visur samanos, samanotos tvoros, medžiai samanoti, būdinga akmenys, kurie tik yra šalia, o čia būtent samanoti, samanom apaugę. Paslaptingai atrodo. Ateinu per tą taką ir dabar atšaka į kairę, kaip Left pasakė. Ir nėjau ten toliau tiesiai, o pasuku į kairę iš šitą hiking path. Pasivaikščiojimo taką, jau lietuviškai paprastai pasakysiu. Tiesiu taikiniu ten. Oi, kaip čia įdomiai, grinai žaliam. For 1.8 kilometers. Dabar bus taškas. Už 810 metrų bus pirmas taškas. Tai aš maniau, kad čia bus lengvas pasivaikščiojimas. Kaip visą laiką. Kaip tas Simonas. Eisiu rankoms keiščiodamas dabar šonus. Kėblinu taip ir palinkęs visas. Ir rankas keiščiu į šonus. Kaip čia yra. Arba ne kaip Simonas, kaip tas сторож ночной. Крутится, вертится. Блин, не может понять, когда эта лошадь успела насрать. Kada arklys prie kakut suspėjo. Nesupranta naktinis sargas. Varom. Bus įdomu, pažadu. Varom. O taip. Daug geriau. Pirmosios tvoros nuo pirmų žingsnių, kurias reikia peržengti. Labai atsargiai peržengti. Akmeninis takas veda tolyn tenais. O vat čia matom kažkokį tai slėnį over there.
Tas slėnis eina, kur upelis teka. Čia vat visur, vat, aš beveik pagal upelį ir einu. Einu, štai ten upelis. Upelis, ten pasislėpia, ten vėl vingį matom. Ir čia va taip toksai slėnis. Ir ten toliau zigzagais upelis eina kažkodėl. Tai greičiausiai takas ten ir ves. O koksai kietas akmenukas. Tarp kitko, čia apylinkėse vyrauja granitas. Tai labai kietas akmuo. Nepalyginsi su tuo, ką randame daugiausia ko gero Dyno miške. Va, čia visur apylinkėse granitas. Kažkodėl aš visą laiką tokiuose laukinėse vietovėse atsisėdęs, aš visą laiką atsimenu savo vaikystės kaimą. Kai atvažiuodavau, kai eidavau mazgai gali 3 kilometrus. Tik čionais yra upelis, jisai sudaro tokį foną. Ir dabar daugiau lėktuvų, tarp kitko. O tada išlipi būdavo nuo radų sustojime. Ir tyla. Visur absoliuti tyla. Patikėkite, efektas iš miesto triukšmo. Moksleiviai, o tiksliau kokie moksleiviai? Kodėl mes tas etiketės visą laiką klijuojame? Vaikui. Vaikui, tiesiog vaikui. 1, 2, 3 klasė, 8, 9, 7, 10 metų. Atvažiuoji, eini pas senelius į kaimą. 3 km iki Gryčios, iki namų. Tai buvo laikai. Dabar, tarp kitko, jie irgi neprastesni. Gamta aplink. Nuostabi, ką aš čia randu. Bet kiekvienas žmogus atsimena namus. Ir jį traukia tenais. Na ką, nieko, šiandien aš esu čia, mes esam su jumis čia, keliaujam pėsčiųjų takų, hiking path. Ir čia yra priekyje nepaprastas miškas, kuris bus, turiu praeiti 8 km maždaug, bet apie tai vėliau. Kas bus kantrus, išsiaiškinsim, kas tai per miškas. O dabar eime. Gatvėje skubės praeiviai ir po dienos darbų. Bermudų trikampis. Beveik trikampio formos. Va, iš ten ateinam ir einam. Va, ten toliau. O upelis vis girdisi. Kaip jis nesigirdės? Jisai šalia praeina, tik tai jisai zigzagus mėto visokius. Ko gero, upelio vingių susidarimus įtakoja ne vien tik tai landšaftas, bet galbūt ir magnetinės anomalijos. Visiškai įmanoma. Kas žino? Walk around, not throw. Žodžiu, neliesti, čia prasideda gamta dar krūtesnė. Nekurti, nepalatikė. Nuo camping, nuo barbecues, nuo fires, nieko nuo. Shall groups, walk around. Oi, o nepabučiuotumėt jūs mani gerą. Baskervilių šuns pėdsakai. Augmenija tokia skurdoka, sudžiūvusi dar nuo praeitų metų. Žabai. Net nežinau, kas čia gali būti per augalas. Aišku, samanoja taip pat. Nu, betgi medžiai. Čia kaip ir ąžuolai žemaūgiai kažkokie. O ten jų dar daugiau. Žinokit, kažkoks mėnulis čia prasideda. Akmenys samanoti, medžiai samanoti, žemaūgiai tie medžiai ir tai ąžuolai. Porelė sėdi kažkur toliau, mačiau. Turbūt jau prigulė, nes nebesimato. Ar čia dar nesiskaito tas miškas? Čia būtų
giraitinė miškelis. Saulė dar aukštai. Vos ne pas Lud. Čia savaip dar. Esti. Tas samanas apgadinė žmonės yra jau. Dieve, kas čia per miškas, ne miškas. Nu, žinokit, tik nykštukų čia betrūksta. Kažkokios samanos ant tų ąžuoliukų žemaūgių plevėsuoja. Wow. Kur saulė dingo? Dar didesnis efektas, kai saulė. Visą šitai matyti. Nu, stebuklingas kažkoks miškas. Naktį čia baisokam. Įdomiai taip išsikeroja. Medžiai dar apaugė kažkokiam kerplišam. Kažkas tai panašaus į samanas. Kažkokie paparčiai sugalvojo iš kamieno išaugti. Sumaišė medžių kamieną su žeme. Kaip jums tai? Jie skurdokina, bet vis tiek. Na, jo forma. Mačiau, žmonės eina ir tokie veidai visų kaip kad kaip gaila, kad miško negalim pasiimti su savim, namo. Ir tokie blemba, kai kurie net nesisveikina, tokie A, kur čia takas, tarp kitką, aš užsišnekėjau. Ein, biški iš tako, aš čia pasirodo. Aha, tai gerai, biški pagrįšiu. Višnevas taškas, tai čia aš, o tas žalias plėmas, tai Wistman's Wood. Gerai, tai į dešinę grįžtų į taką tada. Nemindysim. Nežinau kaip nakties metu, bet dienos metu įdomu tiesiog. Gaila, saulė dingo. Kai atėjau, tik buvo saulėta. Tai biškutį vaizdas kitoks. Pavyzdžiui, čia išskerojas ąžuolas. Čia ąžuolai blemba. O duoda. Ąžuolai, ąžuoliukai. Žinau, kad kur akmenys ten magnetizmo gali būti anomalijų kažkokių, tai nereikėtų čia nakvoti, nors ir negalima. Man. Plokštės visokios apaugę akmenų. Čia, žinokit, kai kur taip minkšta. Gerai, kol niekas nemato, kažkur užsiropščiu ant plikos uolelės. Vis tiek jį yra plika. Kaip čia įdomu, žinokit. Na, tokia giraitė, jinai ilga. Ten keletas šimtų metrų per porą baseinų. Na ir ilgi bus gal puskilometris. Tai o lapai kur? Dar nėra lapų. Ąžuoliukai. Kada nori lapus, tada ir leidžia. Oho, čia net paparčiai savo spalvą prisitaikė prie augmenijos. Gražuoliai. Labai įdomios samanos. Samanėlės kokios. Mikropasaulis. Kas čia per augaliukas tai gali būti? Įdomu. Kaip čia mokslininkai vadina tos augalus. Tokios kaipo atrodo, kad ir širkščias, vat kaip laušinė, kad maudytis gali su ją. Nugarą nusitrinti. Nieko nekvėpia.
tokio besiniaukiančio dangaus fone atrodo net šiek tiek grėsmingai. Tokie vaizdai. Kągi, pakeliaukim truputuką. Einu labai atsargiai, ant samanų nemindu, nieko man neprikišit. Ypatingai turiu galvoj vietinę valdžią. Jie iš tikrųjų patys norėtų tik vaikščioti ir kad jų nemindžiučių, niekas nemindžiutų šitų dalykų jiem. O pasižiūrėti norisi, dar ir kaip norisi. Čia iš tiesų daug kur matosi vaikščioti ir ne po vieną kartą nusitreinę. Nu, pavyzdžiui, kodėl šitaip, ar ne nuo žingsnių? Žinoma, nuo žingsnių, nu ko daugiau. Panašu į dinozauro galvą, ar ne? Negrinai iš profilio. Sausos tos samanos, žinokite. Nešlapios. Gal greidžiūno, gal čia lietaus nebuvo. Gal tokia samanų rūšis paprasčiausiai. Kažkuo ta vieta ypatinga. Nežinau kuo, bet ypatinga. Tokie kringeliai, kaip taip galima užaugti įdomiai. Čia medžiai keistai išsiklaipė. Čia ir takas yra kažkoks. Tai vienas iš 3 atokių aukštapelkės ąžuolynų šioje vietovėje. Mišką daugiausiai sudaro nykštukiniai ąžuolai. Patvirtinu, visur nykštukiniai ąžuolai. Žemaūgiai išsikeroja visokie keisčiausių formų, kurie paprastai auga įmantrių formų. Taip, pridėkite prie to samanomis apaugusių akmenų ir turėsite puikią vietą, kurioje fėjos ir nykštukai jausis kaip namie ir ko gero jaučiasi kaip namie. Ypač naktį. Tačiau taip pat yra kažkas tai tamsaus. Ko gero tai nerekomenduoju niekam čia nakvoti ir aš tikrai nenakvosiu. Kur nors apylinkėse pernakvosiu, bet ne čia būtent kur tie akmenys. Ačiū, bet ir palapiniai čia nėra vietos. Pavadinimas Vismansvot gali būti kilęs iš tarmiško žodžio višt, kuris reiškia išmintingas, bet turi ir grėsmingesnę reikšmę. Jis taip pat reiškia bauginantis, keistokas ir net persekiojimą. Jau atrodo, kad kažkas seka mane, kaip aš čia sėdžiu. Tačiau poetų, dailininkų ir fotografų tai nesulaikė, tai iš tiesų labai romantiška vieta, kol neateina naktis. Vietiniai gyventojai atsisako eiti į mišką sutemus. Ir net vietiniai gyventojai atsisako eiti į mišką sutemus. Ir ne tik dėl nuodingų smidrų. Pasak legendos, Vistmano miške gyvena pragaro šunys. Juodi, piktybiniai demoniški šunys raudonomis žėrinčiomis akimis, mėgstantis kraują. Šie šunys dar žinomi kaip vištyčio šunys arba jet. Yra susijęs su reiškiniu vadinamu laukinė medžioklė. Įdomu. Laukinė medžioklė atkeliavo iš tų laikų, kai Angliją valdė Danijos karaliai, vikingai.
Legenda pasakoja, kad kai vyksta laukinė medžioklė, ant gamtinių medžiotojų grupė važinėja po miškus ieškodama sielų. Tai aišku būna naktį. Jaučiuosi kaip koksai daktaras Mortimeris, skaitydamas pas Sherlocką Holmesą atėjęs ir skaitydamas įspėjimą kelioms kartoms, kuris parašytas prieš kelius šimtus metų, kad neikite į pelkes sutemus. Baskervilių šuo. Medžioklės vadovas dažnai būna legendinė figūra, pavyzdžiui, Odinas, istorinė asmenybė, arba Teodorikas didysis, arba Danijos karalius Valdemaras Aterdagas, arba net biblinė figūra, pavyzdžiui, Kainas, Gabrielius ar net pats Nelabasis. Pragaro šunys vadovauja medžiotojams. Šie medžiotojai yra mirusiųjų fėjų arba elfų sielos. Jei kas nors taptų laukinės medžioklės liudininku, tai sukeltų tokias katastrofas kaip maras, karas ar net mirtis. Jau ir šiurpas per nugarą perėjo. Taip, Vistmano miškas taip pat buvo šventas druidams. Čia jie rinkdavosi į slaptas pamaldas. Didelis akmuo iki šiol primena žmonėms apie šias dienas. Druido akmuo arba bulerio akmuo tebėra išlikęs. Sakoma, kad jis yra portalas į paranormalų pasaulį. Sakoma, kad Vistmano miške vaidenasi mažas šunelis, šunytis vardu Jumbo. Ar Džumbo. Mažasis terjeras buvo pastebėtas persekiojantis triušius. Jo lojimas dažnai girdimas naktimis, aidintis slėnyje. Manoma, kad vargšas šunelį nunuodijo vienas iš nuodingų smidrų. Kurie čia tie smidrai, blemba? Man jau nelabai ir ramu čia dėl tų smidrų. Rytai, vakarai, šiaurė, pietus. Netoli šiaurinio miško pakraščio yra senovinis Lyčių kelias arba mirusiųjų kelias. Šiais keliais buvo nešami mirusiųjų palaikai, kad būtų palaidoti Litforde. Yra buvę pranešimų apie vaiduoklišką vienuolių vilkinčių baltais drabužiais procesiją. Jie buvo pastebėti netoliese. Vistmano miškas beveik nepaliestas, daugiausiai dėl didelių akmenų. Tai išskirtinis vietinių aukštumų ąžuolynų pavyzdys. Todėl nuo 1964 metų jis yra įtrauktas į NKP gamtos apsaugos apžvalgos sąrašą. Deja, per pandemiją lankytojų skaičius smarkiai išaugo. Šitam miškui buvo padaryta tam tikra žala, taigi, jei lankysitės Vistmano miške, būtinai elkitės su juo atsargiai. Samanų negalima daryti, kurios dar liko. Daug jų čia. Aš per jas nevaikščiau. Vaikščiau tiesiog per parkus, stengiuosi išlaviruoti. Kam gadinti? Kam? Nereikia. Vietelė ne pati jaukiausia nakties metu. Užteks gąsdinti savo žiūrovus. Pačiam baugintis. Einam. Legaliausiai toliau. Turi dar būti toras. Lemba, tai dabar reikia iš čia dar išeiti. Kelias baigėsi. Į viršų kažkur tai išlipti. Bus rami galva. Bet viršų kažkaip reikia patekti. Kokie minkštimai. Nepasitempti, žinai. Lemba. Ne, lipu į viršų, nieko nebus. Žinokit, aš greičiau pavadinčiau tai ne mišku, pavadinčiau tai giraitė. Nebent, žiūrint kiek jį tęsiasi, tai giraitė į tą pusę. Įdomus medžiai. Reikia viršų išeiti, kol savininkas netvarė su pilnu karbu šoviniu. Tai jeigu kartais atsidurtumėte šitokiame įdomiame miške, žinokite, kai tai Vistmano miškas. Vaiduokliškas, užkerėtas, o taip pat galbūt ir gnomų, nykštukų miškelis.
kuris visiškai nekaltas, bet jis gan ilgas. Matote? O ten toli matau toras vadinamas. Akmenys krauti kažkokie tai vadinamas toras. Poreliai kažkokie ten buvo atsistovę, žiūrėjo, aš pažiūrėjau, kas tenais tokie stovi prie žiūromis. Nes visur čia kažkur tai išmirinėja vis žmonės kokie nors. Na ir žiūriu, tokie aukšti stovi, atsistoja. Palikdamas šią keistą seną giraitę dar vis jaučiu tą slogų įspūdį, nežinia, gal tik įsivaizdavimas, o gal tikrai senos legendos, palieka kažkokį pėdsaką. Bet nuotykis dar tik prasideda. Dabar metas pasiruošti nakvynei, nes nakvoti šalia tokios vietos gali būti visai kitoks jausmas, nei įprastame miško take, miške. Saulė nušvyto pavakarį. Kągi, reikia grįžti pasiimti didžiąją kuprinę ir eiti ieškotis vietos. Nakvynei. Nors saulė nėra dar taip žemai. Šiandien išlenda laikas nuo laiko. Todėl taip ir vertinu. Ne visą dieną, gal šaltoką kepurę užsidėjau ant vakarų šiandien naktį iki 4, tai čia vos ne šaltis kažkoks. Einu pasiimt palapinę, visą kitą ir kažkur tai įsitaisysiu, ieškosiu vietos, kol nesutemo. Esu pasimokęs jau, kai sutemsta, tada jau nebe laikas, tada jau laikas eiti miegot. Labai drąsus. Labai drąsus. Gražus toksai. Geltonas kaip liukas. Puksiuks. Triputis vilioja mane toliau nuo savo lizdelio. Visai saulytį baigia nusileisti, reikia man greičiau suktis. Iš visų pusių matosi kažkur, tai aš čia ant kalno, biškį nusileisti slėnį reikia. Sara čia taip šlapia visur, einu žliuksi. Saulytė nusileidžia, iki ryto saulytė, o mes einam. Palapinę reikia statyti pabiškį, ieškotis vietos, kol dar šviesa, kad ryto nesimatytų ir dabar nelabai gerai. Nuo kelio matosi, varau toliau, varau. Taip šlapia, žemė šlapia. Toksai slėnis, pabandysiu pasikelti iki sausesnės vietos. Vat. Bekelė einu tokia. Žliuksi, iš kur čia tas vanduo? Iš kur tas vanduo atsiranda? Stairysim žmonina. Atrodo, niekur nėra. Čia negaliu statyti palapinės. Čia vat vartai. Kągi einam prie tų vartų.
su šuniuku. Dangus vakarop niaukstusi, darosi niūroka, ypatingai pažiūrėjus į žemę, ji tamsi. Einu į viršų, surasiu kokią nors vietą, netoli toro, vaizdingiau, gražiau, kad ir iš ryto pasigrožėti. Bandysiu prie tų akmenų krūvų prieiti, kas ten per akmenų krūvos, visi nuo ten eina. Gal jau nieko nebebus, ims ir pasistatys palapinę kur nors. Na ką, rodos radau vietą, kurioje galiu pasistatyti palapinę. Ok, čia ta tvora tokia nedidelė. Ta tvora nedidelė ir tenais eina kelias, tai nuo kelio irgi nesimatys. Čia biškutį. Patamsi tikrai nesimatys tas akmenų krūva čia ateina pasidaryti žmonės, bet rytoj ryte aš greičiausiai, daugiausiai iki 8 kokių būsiu. Tai rytoj bus rytoj, pailsėjęs būsiu. Dabar reikia pastatyti palapinę. Taip, ir sunkumas šiandien tos kuprinės, ar čia todėl, kad taip toli ėjo. Gausis, vieta tai daug maž. Blemba lygiai, reikia greičiau dastatyti, kol... Suprakaitau visą nugarą prakaituotą, suprantate? Nebekalbu. Ką čia bekalbėti? Va, šiandien į šitą pusę bus tvoros pusė. Ten toras vadinamas. Žiūrėsim iš ryto, kas ten, sakykim, kad tai toras. Pakankamai atvira vietovė, degti nedrįsiu, nes, kaip ir negalima čia stovyklauti. Čia yra laukinis stovyklavimas. Jeigu labai niekam netrukdai, tai jo. Bet, kad neateitų koks senis su karbu šoviniu. Kaip susėsi kažkad jokam, tai geriau nedegiuot šviesą iš ryto, pasidarysiu, kai jau šviesa bus. Išsivirsiu karštą ko nors. Šiandien pavalgysiu. Šiandien apsėsiu šituo dalyku. Čia yra pork pie. Tai čia toksai, skaityk, duona su kiauliena. Riebalais. Kaloringas. Visą aš ne visada ir įveikiu. Pusės valgius, tai jau naktį nesušalsi. Galiu pasakyti, kad tai turiu tokiam pakelį, kai visą laiką turi riešutų. Riešutų pakelėje jisai yra folga, čia iš tikrųjų folguotas yra. Tai ryžių rytoj išsivirti bus. Dar makaronų turiu, čikin brikin, greitai tirpstantis, tai bus ką išsivirti iš ryto.
Va, tu šiandien pypą valgysiu, atsigersiu vandeniuko ir eisiu miegot. O ko daugiau? Tuo labiau, kad jau ir vėlu. Dabar yra 22 valandas 31 minutė. Visur tylu. Dieną pavaikščiau, kaip turi būti. Pasivaikštinėjau. Jau jautėsi kojos, nes po savaitės darbo. O rytoj niekur dar nereikia, tai žiūrėsiu iš ryto. Ar darysiu maršrutą, nes šiandien nepabaigiu maršrutų. Įsižiūrėjau, kaip visą laiką vėlokai. Vėlokai maršrutus baigiau savo. Ir reikėjo eiti atgal, nepraėjus maršrutą. Praėjau kažkur, tai dar likę buvo ar 5 ar 6 kilai iš 8,5 kažkur. Tai žiūrėsim rytoj saulutė turi būti. Šiandien labiau apsniaukę buvo negu rytoj žada. Bent jau ryte, kai žiūrėjau, anksti rytą atsikėlęs šiandien. Tokią prognozę žadėjo. O, tai dabar reikia pavalgyti. Skanus tas py, ypač po sunkios dienos. Ir jie bus toks. Nekie skanus, kiek energijos tai duos. Gerai. Turiu čia šildytuvus kojom. Su deguonim reaguoja ir šildo. Praeitą kartą pabandžiau, tai nuot kaip ir rašo, iki 8 valandų ir šildė. Tai be problemų naktį kojos sausas buvo. Tai šiandien padarysiu tą patį. Turiu dar šildytuvų tų pėdų. Čia pėdas ir nupieštas, tarp kitką. Reičiau savo kojom vieną, dvigubas. Ta diena buvo, šitą užsidėjau iš hermo maišą. Sausą taip pat. Šildo, bet praplėšius, reaguosiu deguonį, pradės šilti šitas. Aš įskišiu čia. Tarp kojimo, tarp tos kojimos ir tarp tos taurės. Horizonte tolima, gęsta vakaro žara. Iš lėto palengva, neskubėk, prašau tavęs, pasivaikščiokim gatve, naktis tokia šilta. Vėjas padainuos tau dainą, dainuos tik tau ir man, aš išmokiau jį šiandieną, paskyriau ją tik tau. Gatvėje skubės praeiviai ir po dienos darbų skambės daina, tyli daina, tau dovanoju ją. Mėgstu rudenio lapus, bet šiaurys juos greit nupūs. Ateis balta diena, neužmiršk prašau dainos, aidas ją tau pakartos. Kartos rudens klevai, vėjas padainuos tau dainą, dainuos tik tau ir man. Aš išmokiau jį šiandieną, paskyriau ją tik tau. Gatvėje skubės praeiviai ir po dienos darbų skambės daina, tyli daina, tau dovanoju ją. Švinta, reikia padaryti biškutį pratimų, nes negaliu užmigti, kai švinta labai šalta. Jau dariau, bet reikia dar. Ir galbūt atsispaudimų šiek tiek tokių pusiau, nes pilnų neišeina.
O dabar kurį laiką galima pasnaudorit, nes bus šilčiau. Žiūriu, ko man taip šalta buvo naktį, blembas, to miegmaišį. -1 jau, -2. Einam pažiūrėti, koks ten oras. Ai, blemba. Grožis. Ten atrodo kaip kokie debesys, ten rūkas. Geras. Geras. Dartmoro rūkai. O ten akmeninės tos. Biškutį ryžių, biškutį makaronų. Šiandien šeštadienio rytas, dar nėra turistų kol kas. Dabar yra 7:38. Tadam, padarojusi ryžys. Tai atradau šiandien pas save tokį titaninį šaukštelį, labai patogus, susilanksto, lengvas, lengvai gimčinais. Ačiū liksada. Šįsi makaronai sėkmingai kaista, pats laikas primažinti ugnį, nes nieko nebus kitaip. Pažiūrėsim, kas čia per skonis gausi. Turėjau neblogas skonis gautis. Visokių magijų, visokių petrūškų pridėta ten, sviestas, biškutis sūdytas, tai šiandien košė automatiškai pasūdys dar. Na, vakar nuprakaitavau daug, galima šiandien daugiau pasūdyti. Tai jau. Gerai, per nakvojau, viskas tvarkoja, naktis rami palyginus, tik tais vanduo lašėjo, galvoju, kas čia gali būti, kapt. Pasirodo puslė to vandens, kuri yra hidraulinė sistema. Man jį tašiai, tai stati už dirželio kabinos su lipučkė. O aš ją palapiniai pasitiesiu šalia, sakau, naktį norėsiu atsigert, atsigersiu. Nu ir o tas dangtelis pas mane tos sistemos iš šono užsisuka, jisai praleidžia. Nors ir gerai ten laiko tipą, bet jei apsuki, tai jisai praleist pradeda. Žemyn galvą. Ir jis gulščias buvo ir pradėjo praleisti vandenį ir kapsėjo man į palapinę. Kokie akmenys. Atrodo, kaip specialiai sukrauti, bet greičiausiai uola. Skystesnė uoliena ištekėjus kabutėse. Ir likę tokie tarpai, lyg tai plyta ant plytos plokščia sudėta. Oi, užmeta iš šono biškį. O, kokie, kaip ten jos vadina, megalitai. Įdomi. Akmenis šiurkštus. Nepaslysi, jeigu ant akmens.
O, čia netgi įlendi, tikrai yra kas nors nakvojas. Bent jau senoviai. Tikrai tą mūrvę ten nakvojo kažkas kada nors. Nu va. Va, ir aš atėjau ant to akmens pagaliau. Sukau, radus vakar. Niekaip negalėjau čia pabūti. O dabar pabuvau. Yes. Faina. Su jumis pabuvau. Pastebėkit, kaip išgriaužta tas akmuo. Kaip likęs koksai ufonautų laivas. Matote? Kokių stebuklų stovi. Neaišku. Ką tu. Ten toliau irgi akmenynas pažyrės. Nu, jeigu toks sulinguotų, tai neduok dievė, kad tai būtų šiandien. Geriau aš nuo jo lipu. Čia yra aukuras kažkoks vandens stovė yra, nuo senovės turbūt likę. Čia irgi kokios nors apeigos buvo, ar kas nors ant prikolo čia tai padaręs, arba čia iš tikrųjų nuo senovės likę. Batas palyginkit didumas. Šaltas vanduo. Jau čia yra pasidaryt, kur pasižiūrėti. Įdomiai. Atskylė, suvirtė. Ne kitaip tas aukuras. O ten kiek privirtė. Vadinasi, kažkada ir griūna šitą sistemą gamtos sumastyta. Ne tik tais laikosi tvirtai. Varom. Varom, kiek. O, gerai. Tai čia dabar einu prie krūvelės, ten kur ką tik pažiūrėjau, tai buvo tik tais krūvelė. O dabar tai tikra krūva. Nes arba kalnas didesnis, arba daugiau tų megalitų. Šuo lankėsi, bet nepaskirvėjo. Jaučiu, kad mano kojoms reikia pailsėti, aš taip toliau piknaudžiausiai jas pervargindamas jos atsisakys ir pradės traukti mišlungis. Reikia svorį mažinti, kuprinės, mažesnę kuprinę pasimti arba iš vis važiuoti namo. Važiuoti namo jums netinka. Vadinasi, aš eisiu į bazę ir pasimsiu kitą kuprinę. Nu, čia laipyti yra kur. O, barkė. Taip pat aukuras. Yra teorijų, kad kai kurios iš šių duobučių galėjo būti panaudotos arba išplėstos žmonių, pavyzdžiui, senoviniams ritualams, apeigoms ar netgi kaip pietų dubenėliai. Tačiau dauguma geologų mano, kad jų kilmė gamtinė, o ne žmogaus. Gerai,
Biškiai atsargiau reikia čia utry. Yra ir samanoto akmenų, atsargiai jie gali slidus būti. Yra ir samanoto akmenų, jie gali būti slidus būti, sakau, pats savo, žinot. Vat kaip čia įdomiai. Ten dar yra kažkoks dolmenas. Ten, toliau. Nu, čia gamtos jau žmogus, čia jau tikrai gamtos žmogus, tikrai nepilstis tų pilkapį, tuo vėl iš senovės čia stovi. Maža šansų, kur tik kalnelis ten tokie atlikę. Čia nuo senų senovės, kai buvo Vezuvija įsiveržė, kabutėse, aišku, Vezuvija, ne čia Vezuvija. Kai buvo ugnikalnių įsiveržimai, atlikę kietesnė uoliena likus kažkokia. O kitos nutirpė per milijonus metų. Vietovė unikali. Gerai, lipam į patį piką. Ant pačios viršūnės dabar šlipsim. Apa! Va, taip. Va tas akmuo. Va tas akmuo ir bus viršūnė. Aukščiausias taškas. Tadam! Kad akmenukui. Va toksai vaizdas nuo tų dolmenų. Ir nuo ten toliau, o ten žmonės reikia pažiūrėti. Pamačiau judėjimą ne ant to, bet dar ant tolimesnio to dolmeno. Kažkokie lyg jautukai, lyg kažkas tai juda, nesuprantu, ar avinai ten. Tarptautinė žiūrovė nebetraukia. Ai, poniai. Poniai tenais, dabar pasimatė. Ganas, galvoju, kas čia per gyviai tokie? Į ką jie panašus? 6 ar 7, visą kaimenėlį. Vienas baltas. Blemba, kokias valandas, žinokit, dabar smagias. Tiksliau fantastinės tokios, rytas, žinot, pavalgęs, smegenys angliavandenių gavę. Nu. Ir niekas netrukdo ramybėj. Oi, 5 minutės pabūsiu čia ir eisiu. Tarp kitko, ten žemai matosi ta giraitė ąžuolų. Matosi ir tęsiasi, vat ten prasideda, kai vakar buvau vakare. Ir tęsis ir matau, va, tenais. Tai kokis pusę 100 metrų tikrai yra, jeigu ne kilometras. Įdomus gamtos reiškinys. Žemaūgio žaliukai, kokie tundrai. Vat, ką tik ten buvau, o dabar čia šalimais tas megalitas. Blemba, kuprinė sunkiai. Va, taip jis atrodo. Taip kitas, kuriame dar nebuvau. Ir kaip trečias, kuriame poniai kažkodėl susirinkę. Turbūt ten mažiausiai daina, toli žmonių nedaina. Aš tai manau, todėl ten poniai turi ramybę ir jie užlipę. Jie kartais, tarp kitko, pas tokius stovyklautojus kaip aš, į palapinės ateina naktim. Jie įpratę, žmonės jos vis dėlto šeria, nors vakar mačiau, užrašyta buvo, kad nešerkit ponių. Taip toliau. Nu, daug kas užrašyta, žmonės, aišku, pašeria viską. Ir jie ateina, galvoja. Dar vienas turistas, duos mums kokių makaronų likusių. Taip skanu buvo neįprastas maistas vakar ar užvakar. Ar prieš valandą gal kitoj stovyklavietėj. Tokioj užsistucharinusi biškį kaip mano šiandien naktį. Smagu.
tik sutikau angliakalbių porą pagyvenusių. Pamačiau, kad iškart normalų žmonės, nes eina su šuniukais, neplėšriais, tiesiog ten vienas toks kažkoks šnauceris. Nu, ten veislės, kai veislės, nu, ne koks plėšrus, koks kur kelnes sudraskyti taikytus. Nors čia daug kas ir, jeigu vietiniai gyventojai, tai ir plėšrius vedžiojas, jeigu, bet tai kelnių nedraskai. Kažkaip nepsichavoti šunys dažniausiai. Tai jie paklausė, kur yra Wistman's Wood. Matyt, kaip ir aš vakar, pirmą kartą eina. Tai iškart parodžiau, Ąžuolų giraitė. Tai vakar buvau Wistman's Wood miške. Wistmanų miške. Iki kito nuotykio gamtoje. Iki pasimatymo.